Taigi, sveiki visi dar kartelį. Tam tikri internetinio ryšio sutrikimai, bet sėkmingai startuojam toliau. Taigi, dar kartelį, kurie prisijungia iš naujo, su jumis sveikinuosi aš, Lietuvos verslo kolegijos rinkodaros ir plėtros skyriaus vadovas Modestas. Sveiki visi, esu Vilniaus padalinio vadovė Monika. Taigi, ir šiandieną visi mes susitinkame šioje gyvoje live transliacijoje Lietuvos verslo kolegijos atvirų durų dienos online. Esanti situacija šalyje, kaip matote, palietė visus, reikia ieškoti įvairių kitų sprendimų, kuriais mes galėtume vieni kitus pasiekti. Todėl buvo nuspręsta Lietuvos verslo kolegijos atvirų durų dieną organizuoti gyvai online Facebook live transliacijos metu. Šiandieną, kaip matote, daug jaunų gražių veidų, tai yra mūsų kolegos, mūsų Lietuvos verslo kolegijos atstovai, studentai, kurie dalinsis su jumis savo patirtimi ir žiniomis, aktualią informaciją jums. Šiandieną mes pristatysime jums savo aukštąją mokyklą, kuo mes gyvename, kokias studijų programas vykdome, aktualiausi reikalavimai dėl stojimo ir dar daug įvairių dalykų. Taigi, vėlgi pradėsiu nuo to, kad Lietuvos verslo kolegija praeitą rudenį atšventė savo 25 metų veiklos jubiliejų. Ketvirtis amžiaus aukštai mokyklai yra labai daug. Tai rodo, kad Lietuvos verslo kolegija, kaip aukštoji mokykla, sugebėjo sėkmingai prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos sąlygų ir pasiūlyti norintiems studijuoti kokybiškas ir šiuolaikinės darbos rinkos poreikius atitinkančias studijas. Šiuo metu Lietuvos verslo kolegijoje vykdoma 14 studijų programų ir aukštoji mokykla yra akredituota tarptautinių ekspertų bei atitinka Bolonijos proceso reikalavimus. Tai reiškia, kad Lietuvos verslo kolegijoje išduodamas profesinio bakalauro diplomas bus pripažintas visoje Europos Sąjungoje. 2013 metais Lietuvos verslo kolegijai plečiant veiklą buvo atidarytas mokymo skyrius Lietuvos sostinėje Vilniuje. Šiuo metu Vilniaus mokymo skyriuje yra vykdomos 8 studijų programos. Esame įsikūrę moderniose patalpose Žirmūnuose, visai netoli šiaurės miestelio, kur visada rasi kur skaniai papietauti ir niekur nevėluosi, nes naudojantis viešuoju transportu, bet kurį Vilniaus miesto rajoną pasieksi greitai ir patogiai. Žodis tau, Modestai. Ačiū, Monika. Taigi, Lietuvos verslo kolegija turi daugiau negu 140 tarptautinių partnerių, todėl antroji atvirų durų dienų dalis ir bus skirta tarptautiškumui. Taip pat kolegijoje veikia studentų atstovybė tiek Klaipėdoje, tiek Vilniuje. Ir studentų atstovybės Lietuvos verslo kolegijos šūkis yra: mes žinome, kad sėkmę lemia ne laikas, vieta ar aplinkybės, o žmogus. Studentų atstovybė su jumis taip pat pasidalins savo gyvenimo akimirkomis mūsų kolegijoje. Yra toks senas posakis: sveikame kūne, sveika siela. Todėl Lietuvos verslo kolegijos studentai visi be išimčių nemokamai gali naudoti sporto klubo paslaugomis. Pabaigus studijas Lietuvos verslo kolegijoje yra suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis ir išduodamas profesinio bakalauro diplomas. Visos studijos yra orientuotos į praktinį teorinių žinių pritaikomumą. Todėl Lietuvos verslo kolegijoje gausu interaktyvių veiklų bei interaktyvių auditorijų, tokių kaip imitacinė teismo posėdžių salė, kriminalistikos laboratorija, imitacinio mokymo firma, Biurometa, kurioje netgi pusę metų europiniais standartais pripažintame imitacinio mokymo modelyje studentai imituoja realios įmonės veiklą. Taip pat kolegijoje veikia teisės klinika, kada teisės srities studijų programų studentai kuruojami dėstytojų gali pagelbėti visiems rūpimais teisės klausimais. Kolegijoje veikia CISCO laboratorija, turizmo laboratorija, lyderystės laboratorija, statybinių medžiagų laboratorija, studentų atstovybė ir dar daug įvairių interaktyvių veiklų bei auditorijų. Kolegijoje yra puikiai išvystyta studentų akademinės bazės sistema. Kiekvienas studijuojantis labai lengvai gali prisijungti prie šios sistemos ir stebėti savo aktualią informaciją susijusią su jo studijomis. Kolegijoje yra sukurta kolegijos debesų sistema. Šiandieninė situacija dėl COVID-19 ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje privertė pasikeisti visą švietimo ir aukštojo mokslo sistemą, bent trumpam perinant prie nuotolinio mokymo. Lietuvos verslo kolegijai tai nebuvo iššūkis, kadangi Lietuvos verslo kolegijoje daugiau negu 10 veikia
puikiai išvystytos nuotolinės studijos. Iš 14 Lietuvos verslo kolegijoje vykdomų studijų programų, netgi 6 studijų programos yra vykdomos nuotoliniu būdu. Kas aktualu šiai dienai, Lietuvos verslo kolegijoje veikia virtuali biblioteka, kada VPN kanalo pagalba studentai netgi studijuodami nuotoliniu būdu iš bent kur gali prisijungti prie kolegijos bibliotekos fondų. Taip pat kolegija yra pasirašiusi sutartis su didžiausiais Lietuvos universitetais ir mūsų kolegijos studentai gali naudotis visų didžių Lietuvos universitetų bibliotekų fondais. Kiekvienas Lietuvos verslo kolegijos studentas gauna nemokamą Office 365 Office programų paketą. Taip pat Lietuvos verslo kolegija yra antroji Lietuvoje bei trečioji Pabaltijos šalyse, pradėjusi savo studijų procesą naudoti didžiulę mokymo platformą Google for Education. Taigi, toliau apie tai, kuo mes gyvename, kokie vyksta renginiai, papasakos mano kolegė Monika. Aš su jumis pabandysiu pasidalinti mūsų renginių nuotraukomis savo ekranu. Taip, Monika, žodis tau. Dėkoju, Modestai. Tai Lietuvos verslo kolegija yra pilietiškai ir socialiai aktyvi aukštoji mokykla. Kolegija kartu su Maltiečių ordinu kiekvienais metais organizuoja masinį tradiciją tapusi ir daugybę žmonių pritraukiantį renginį – Gerosios žvaigždės bėgimas. Renginio pagrindinis tikslas yra surinkti lėšas vienišiems, savimi negalintiems pasirūpinti senjorams. Lietuvos verslo kolegija taip pat globoja Klaipėdos vaikų globos namų Smiltelė auklėtinius. Kalėdiniu laikotarpiu vaikų globos namų auklėtinius aplanko Lietuvos verslo kolegijos studentai ir pradžiugina vaidinimu bei kalėdinėmis dovanėlėmis. Kaip ir minėjo mano kolega Modestas, turime 2 šaunias studentų atstovybes – Klaipėdoje ir Vilniuje, kurie taip aktyviai dalyvauja ir organizuoja įvairias akcijas ir renginius. Na, pavyzdžiui, kolegijos 25-mečio proga suorganizuotos net 25 įsimintinos iniciatyvos Klaipėdoje ir Vilniuje. Kolegijoje organizuojami jaunimo workshopai, skirti gimnazijų moksleiviams iš arčiau susipažinti su siūlomomis studijų programomis. Ir taip pat daugybė kitų renginių ir akcijų, kaip šviesų festivalis, blynų diena, gatvės muzikos dienos, pedagogų diena, fuksų stovykla, nacionalinis ekonomikos egzaminas, turizmo dienos, pedagogų diena, protmūšiai ir kiti renginiai, apie kuriuos galite sužinoti kolegijos tinklalapyje arba mūsų socialinėme tinkle Facebook. Ar žinojai, kad studijuodamas mūsų kolegijoje turėsi net 3 ir daugiau praktikas? Tai puikia proga atlikti praktiką savo svajonių įmonėje. Lietuvos verslo kolegija palaiko glaudžius ryšius su socialiniais partneriais, siekiant užtikrinti kokybiškas, šiuolaikiškas į darbo rinką orientuotas studijas. Socialinių partnerių tarpe yra šios organizacijos – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Klaipėdos viešbutis Amberton, Baltic Clouds, jūrinis personalas General Crewing, Idėjų balansas, Balko LTD, Nesė Group, Klaipėdos, Kretingos, Neringos, Skuodo rajono, Telšių rajono savivaldybės ir žinoma Luminor ir Swedbank bankai bei daugybė kitų. Kolegijoje vykdomos 3 studijų formos. Nuolatinės studijos, trunkančios 3 metus. Galimybė pasirinkti studijuoti Klaipėdoje arba Vilniuje. Ištęstinės sesijinės studijos, kurios puikiai tinka dirbančiam žmogui. Šios studijos trunka 4 metus. Yra galimybė pasirinkti studijuoti Klaipėdoje arba Vilniuje. Nuotolinės studijos trunkančios 3 metus. O didžiausias privalumas tas, kad yra galimybė mokytis iš bet kurio pasaulio krašto. Lietuvos verslo kolegija daugiau nei 10 metų vykdo nuotolinės studijas. Dėl paskelbtos pandemijos šalyje puikiai išvystyta nuotolinio mokymo sistema visiškai nesudarė jokių problemų Lietuvos verslo kolegijai studijas perkelti į nuotolinį mokymą. Žodis tau, Modestai. Ačiū, Monika. Taigi, kaip ir minėjau pačioje pradžioje, Lietuvos verslo kolegijoje vykdoma 14 šiuolaikiškų šiandieninės darbo rinkos poreikius atitinkančių studijų programų. Ir pirmasis studijų programų blokas tai yra verslo ir vadybos studijos. Šiame bloke yra 4 studijų programos. Pirmoji iš jų tai yra išmanioji vadyba. Tai yra nauja inovatyvi studijų programa,
kurią studijuojant galėsite pasirinkti vieną iš 2 šiuolaikiškų studijų programos specializacijų. Tai yra skaitmeninė marketingo vadyba arba tvari projektų vadyba. Antroji studijų programa tai yra įstaigų ir įmonių administravimas, turinti taip pat 2 specializacijas. Tai yra verslo įmonių administravimas bei valstybinių ir viešųjų įstaigų administravimas. Trečioji studijų programa tai yra pardavimų ir logistikos vadybos studijų programa, turinti netgi 3 specializacijas. Tai yra jūrų transporto logistika, prekių paskirstymo logistika bei pardavimų vadyba. Bei paskutinioji studijų programa šiame bloke tai yra statybos verslo vadyba, kuri turi 2 specializacijas. Tai yra nekilnojamo turto vadyba bei statybinių medžiagų vadyba. Kaip ir minėjo mano kolega Modestas, Lietuvos verslo kolegija siūlo net 14 studijų programų ir netgi 31 specializaciją. Tikime, kad išsirinkti yra nelengva, tačiau visada galite susisiekti su mumis ir mes atsakysime į visus jums rūpimus klausimus. Galbūt mėgstate keliauti ar organizuoti renginius, tuomet rinkitės turizmo vadybos studijas, kurių metu galėsite pasirinkti renginių, spa ir sveikatingumo turizmo, kelionių ir ekskursijų vadybos specializacijas. O galbūt visada jaudino detektyvai ar tyrimo procesai, kriminalisto darbas. Galbūt norėtumėt praplėsti teisinės žinias, prisijungti prie mūsų. Mes siūlome teisės, verslo ir investicijų teisės ir teisės ir teisėsaugos studijas. O pastarajai turime išskirtinį pasiūlymą, skirtą pareigūnams, tik 2 metų trukmės studijos ir profesinis bakalauras jūsų rankose. Kiekvienoje minėtoje studijų programoje yra po 2 specializacijas. Mokėjimas skaityti finansus ir juos tvarkyti profesionaliai yra didžiulis pliusas šiandieninėme pasaulyje. Tiesa, Modestai? Žinoma, ne veltui, Monika, mano pirmosios bakalauro studijos ir buvo Lietuvos verslo kolegijoje ekonomikos studijų programoje. Galiu pasakyti, kad pabaigus šią studijų programą gaunamas puikus žinių bagažas, kurį puikiai galima pritaikyti netgi dirbant toliau ir save realizuojant darbo rinkoje visiškai kitoje srityje. Taigi, Ačiū, Monika. Ir paskutinysis studijų programų blokas, bet ne ką mažiau svarbus, tai yra fiziniai mokslai, tai yra informatikos studijos. Tai yra labai išgrynintos, detalizuotos ir būtent šiandieninės poreikius atitinkančios studijų programos. Pirmoji studijų programa tai yra skaitmeninio dizaino technologijos. Ši studijų programa yra skirta tiems, kurie turi kūrybinį talentą, mėgsta kurti ir jiems patinka IT technologijas. Antroji studijų programa tai yra taikomoji informatika ir programavimas. Šioje studijų programoje turim labai susistemintas netgi 3 specializacijas. Tai yra web projektų kūrimas, kompiuterinių tinklų administravimas bei mobiliųjų aplikacijų kūrimas. Ir taip pat viena iš naujausių šios srities studijų programų mūsų kolegijoje tai yra informacinės verslo sistemos. Visa tai, kas apima IT, elektroninius pardavimus, verslą ir informacinės sistemas naudojamas versle. Taigi, tai ir buvo 14 studijų programų, kurias mes jums siūlome rinktis Lietuvos verslo kolegijoje. Taip pat dar norėčiau paminėti, kad Lietuvos verslo kolegija siūlo ekonomikos, buhalterinės apskaitos ir verslo ekonomikos studijas. Kiekviena studijų programa siūlo skirtingas specializacijas. Taigi, trumpai apžvelgėme socialinius partnerius, socialinės iniciatyvas bei studijų programas vykdomas Lietuvos verslo kolegijoje. Bet tai dar ne viskas. Lik su mumis ir sužinok apie priėmimo į Lietuvos verslo kolegiją taisyklės. Modestai? Ačiū, Monika. Taigi, Lietuvos verslo kolegijoje priėmimas susideda iš 2 etapų. Tai yra atskirasis studentų priėmimas, kuris yra jau prasidėjęs, bei bendrasis studentų priėmimas per LAMO BPO sistemą. Apie juos vėliau papasakosiu truputėlį plačiau. Visiems labai aktualus klausimas – minimalus konkursinis balas. Jis šiais metais, taip kaip ir praeitais metais, stojant į kolegijas nepasikeitė ir yra 4,3. Ką labai svarbu žinoti ir kas yra aktualu. Mūsų kolegijos internetinėje svetainėje pasirinkę studijų programas reikalavimus rasite būtent egzaminus ir jų koeficientus, skaičiuojant konkursinį balą, kokiegi būtent jums yra reikalingi egzaminai, norint pretenduoti į vienokias ar kitokias studijas ir iš ko bus skaičiuojamos jūsų konkursinis balas. Taip pat noriu priminti visiems žiūrintiems transliaciją, kad drąsiai galite išreikšti savo
komentarus arba Facebook Live transliacijos komentarų skiltyje. Jeigu esate nedrąsūs, tą galite padaryti rašydami elektroniniais paštais rinkodara@ltvk arba vilnius@ltvk.lt. Taipogi ši Lietuvos verslo kolegijos online atvirų durų dienos transliacija, netgi ir pasibaigus transliacijai, bus pasiekiama fiziškai kolegijos socialinėje medijoje ir kolegijos YouTube paskyroje. Kadangi mes žinome, šiandieniniu ypatingu išskirtiniu laikotarpiu jūs gaunate labai daug informacijos, labai daug įvairių pamokų paskaitų nuotoliniu būdu, todėl ši Lietuvos verslo kolegijos atvirų durų diena bus jums pasiekiama visada jums patogiu laiku. Taigi, grįžtant prie stojimo reikalavimų, kaip ir minėjau, atskirasis studentų priėmimas pas mus Lietuvos verslo kolegijai jau yra prasidėjęs nuo balandžio 15 dienos ir jis tęsis netgi iki rugsėjo 30 dienos. Dažnai moksleiviai nerimauja dėl neaukšto stojimo balo. Tačiau tikrai nevertėtų nusiminti, nes stojant į Lietuvos verslo kolegiją atskiruoju priėmimu, kuris jau yra prasidėjęs, į valstybės nefinansuojamą vietą galite gauti papildomų balų. Na pavyzdžiui, jeigu dalyvavote viename iš organizuojamų workshopų moksleiviams, skirsime vieną papildomą balą. O galbūt turite ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą toje pačioje kryptyje, į kurią norite stoti. Tuomet mes jums skirsime net 1,5 balą. O galbūt jau esate baigę aukštąją mokyklą, tuomet pridėsime net 2 balus. Nepamirškite, stojant pateikti dokumentus, įrodančius dalyvavimą vienoje ar kitoje veikloje. Ačiū, Monika. Taigi, Lietuvos verslo kolegija yra socialiai atsakinga aukštoji mokykla. Todėl dėl esamos situacijos šalyje COVID-19 buvo sukurta Lietuvos verslo kolegijos rėmimo programa stojantiesiems. Ja sudaro šios sritys. Visi stojantieji tiesioginio priėmimo metu Lietuvos verslo kolegija ir pasirašantys studijų sutartis iki birželio 1 dienos visiems bus suteikta 10% nuolaida studijoms visam studijų laikotarpiui. Labai gabūs stojantieji taip pat galės pretenduoti į steigėjų vardinės mėnesinės 150 eurų stipendijas. 12-okai, kurie dar nėra gavę brandos atestato, privalo pateikti motyvacijos vertinimo formą, turi pateikti pažymių vertinimo formą pasirašytą mokyklos vadovo arba mokyklos pavaduotojo, kurio pateikiame 10 klasės 2 semestro, 11 klasės 2 semestro bei 12 klasės 5 semestro 5 geriausiai turėtų vidurkių dalykų pažymiai bei visi papildomus balus galintys suteikti pažymėjimai. Priėmimo komisijai teigiamai įvertinus ir surinkus minimalų konkursinį balą, stojantysis sėkmingai pradės savo studijas Lietuvos verslo kolegijoje. Taigi, kokių dokumentų reikia stojančiajam? Labai paprastai, dėl esančios situacijos visus dokumentus galite pateikti elektroniniu paštu. Jie nebūtinai privalo būti nuskanuoti, tiesiog pakanka raiškiai nufotografuoti juos su telefonu. Dokumentai yra elementariai asmens tapatybės kortelė arba pasas, kas turi, anksčiau yra baigę vidurinį mokymą, tai brandos atestatas ir jo priedas, motyvacijos vertinimo forma, kurią galima užpildyti tiesiog Word'e pažymių vertinimo formą, taip pat kurią galima užpildyti Word'e. 12-okai, kurie stoja dabar ir neturi kol kas brandos atestato arba neturi galimybės gauti parašą ant pažymių vertinimo formos iš mokyklos vadovo arba pavaduotojas, šios dokumentus privalės pateikti, kad ir skanuotus vėliau, kai įgys brandos atestatą arba kai turės galimybę gauti mokyklos vadovo parašą. Taigi, labai svarbus aspektas – bendrasis studentų priėmimas per LAMA BPO sistemą. Dėl susidariusios situacijos šalyje COVID-19 buvo pakoreguotas ir šis procesas. Jis buvo pakeistas, buvo sumažintas etapų skaičius iki pagrindinio priėmimo ir papildomo priėmimo. Visi stojantieji norintys pretenduoti į nemokamas studijas arba pretenduoti į studijas per LAMA BPO sistemą pagrindiniam priėmimo etape gali dalyvauti nuo 2020 metų birželio 1 dienos iki 2020 metų rugpjūčio 18 dienos 12 valandos, teikiant prašymus per LAMA BPO sistemą. Visi, kurie nespės arba neturės galimybės arba svarstys papildomam priėmimo etape, galės dalyvauti nuo 2020
2020 m. rugpjūčio 28 dienos iki 2020 m. rugpjūčio 31 dienos 14 val. Lieka tik tais pagrindinio priėmimo etapas ir papildomo priėmimo etapas. 2 etapai. Į tai labai svarbu yra atkreipti dėmesį. Taigi, išgirdote žodį nemokamos studijos. Taip, jūs turite galimybę pretenduoti į nemokamas studijas valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija Lietuvos verslo kolegijoje. Tam reikia atitikti konkursinio balo kartelę 4,3 bei kitus reikalavimus, tai yra būti laikius 3 valstybinius brandos egzaminus, tai yra lietuvių matematika bei užsienio kalba, bei geriausių 5 taip pat metinių 12 klasės pažymių vidurkis neturi būti žemesnis negu 6. O kas jeigu? Jeigu nepavyktų įstoti į nemokamą vietą, taip pat yra daug studijų mokesčių lengvatų. Kaip ir minėjom, iki birželio 1 dienos galioja Lietuvos verslo kolegijos rėmimo programa dėl COVID-19. Gyventojų pajamų mokesčio lengvata, tai yra deklaruojant pajamas, susigrąžinti dalį sumokėtų įmokų. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimas. Tai yra, jeigu labai gerai studijuosite, turėsite galimybę pretenduoti susigrąžinti dalį pinigėlių už sumokėtas studijas. Valstybės remiamos paskolos labai parankomis sąlygomis tiek studijų kainai sumokėti, tiek pragyvenimo išlaidoms, kur nereikia mokėti palūkanų, nereikia mokėti pačios paskolos studijų laikotarpiu. Pabaigus studijas metams laiko praėjus mokama tikrai labai nedidelė mėnesinė įmoka. Bei socialinė stipendija yra skirta tiems atitinkamai pagal amžiaus cenzą iki 24 metų priklausantiems tam tikrų socialinių sričių grupėms. Tikime, kad informacijos yra labai daug, bet apibendrinant, tai kaipgi tapti Lietuvos verslo kolegijos bendruomenės dalimi? Kaip jau ir minėjo mano kolega Modestas, tai galite padaryti jau dabar, pasinaudojant rėmimo programą. Apsilankykite mūsų tinklalapyje www.ltvk.lt, pasirinkite skiltį Priėmimas 2020 ir prašymo studijų formos skiltyje užpildykite visą reikalingą informaciją ir mes su jumis susisieksime elektroniniu paštu. Arba dalyvaukite LAMO BPO bendrajame priėmime jau nuo birželio 1 dienos. Taigi, kad ir kaip būtų gaila, pagrindinis laikas skirtas mums baigėsi ir mes turėsime perleisti žodį kolegoms. Ar ne, Monika? Taip, iš tikrųjų labai gaila, kad turėsime su jumis trumpam atsisveikinti. Nepamirškite užduoti klausimus komentarų skiltyje ir po visų pristatymų mes tikrai į juos atsakysime. Dabar žodį perduodame savo kolegoms. Labas, aš esu Samanta, Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus vadovė. Šiandien su mumis kartu yra ir Lina Šiaudvytytė. Ji yra Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus specialistė. Ji pasirodys jums ir pamojuos. Ir taip pat su mumis kartu ir bus buvęs studentas, kuris pasidalins savo patirtimi. Tai apie ką mes galime pakalbėti šiandien? Tai greičiausiai apie tarptautinės galimybės. Jeigu tapsite mūsų studentu ir kai tapsite, tikrai labai tikimės, kad ši situacija Lietuvoje pagerės ir turėsite galimybę išvykti su Erasmus plus programa. O kas tai yra Erasmus? Tai programa skirta švietimo ir jaunimo sritims remti, kad būtų suteiktos galimybės studijuoti, mokytis ir įgyti tarptautinės patirties užsienyje. Šia programa yra siekiama mažinti jaunimo nedarbą, skatinti jaunimą dalyvauti Europos demokratinėme gyvenime, mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių ir skatinti tarpusavio judumą. Taigi, Erasmus Plus programa galbūt kažkam yra negirdėta. European Recognition Action Scheme for the Mobility of University Students. Taigi, studentų mobilumas gali būti dalinės studijos užsienio aukštojoje mokykloje arba gali būti praktika
kaip studijų dalies atlikimas užsienio įmonėje ar organizacijoje. Ir lygiai taip pat absolventų praktika, kai mūsų studentai baigia 3 metų trukusias bakalauro studijas ir po diplomo įteikimo išvažiuoja pagal Erasmus plus programą praktikai stažuotai. Kas gali dalyvauti? Gali dalyvauti studentai, kurie turi LTVK studento statusą. Taip pat yra motyvuotas ir pavyzdingas studentas. Turite noro išvykti 3 ar 12 mėnesių daliniams studijoms į užsienio aukštąją mokyklą arba norite atlikti nuo 2 iki 12 mėnesių praktiką užsienio įmonėje ar organizacijoje. Taigi, kodėlgi verta? Tai žinoma, kad patirsite nepakartojamų įspūdžių. Susipažinsite su kitomis kultūromis, patobulinsite užsienio kalbą. Susirasite naujų draugų iš viso pasaulio. Įgysite drąsos ir pasitikėjimo savimi bei savarankiškumo. Padėsite tvirtus pamatus savo karjerai. O sugrįžę po studijų, tęsite toliau savo studijas, o jūsų kreditai, išlaikyti egzaminai, bus užskaityti mūsų kolegijoje. Svarbiausia dalis yra finansavimas. Visi studentai išvykstantis tiek studijoms, tiek praktikai gauna finansavimą pagal Erasmus plus programą. Priklauso nuo šalies, į kokią šalį vyksite, nuo to priklauso ir stipendija. Stipendija yra skirta studentams, kad padėtų, paremtų išgyventi tam tikroje šalyje ir komfortabiliai studijuoti arba atlikti praktiką. Kaipgi tapti Erasmus studentu? Visų pirma, turite tapti Lietuvos verslo kolegijos studentu. Tada galite išsirinkti universitetą, įmonę ar šalį, priklausomai ar vyksite studijoms ar praktikai. Užpildyti paraišką ir atsiųsti nurodytų elektroniniu paštu projektai@ltvk.lt arba Klaipėdoje atvykti į mūsų tarptautinių ryšių ir projektų skyrių. Taip pat sudalyvausite atrankoje, kurioje bus nuspręsta, ar galėsite vykti ar ne, ar atitinkate kriterijus, kuriuos prieš tai minėjau, ar galbūt teks pasitempti ir kitais metais išvykti. Pasirašome sutartį, pasiruošėme geriausiam gyvenimo įvykiui mūsų gyvenime. Lygiai taip pat mes kviečiame mūsų studentus, moksleivius, nesvarbu, ar tai yra jau studentai, ar turi patirties ar ne, ar studijuojantis, ar dar tik moksleivis, labai kviečiame prisijungti į Erasmus Student Network Klaipėdos padalinį, arba Vilniaus padalinį, arba Kauno, arba Šiaulių. Nesvarbu, kokiame mieste šiuo metu esi, šiuo metu gali savanoriauti ESN tinkle, o tai tiesiog duos pridėtinės vertės tavo ateičiai, susipažinsi su užsieniečiais ir padėsi jiems, išmoksi užsienio kalbos tobulinimo. Tai bus tavo užklasinė aktyvi veikla, dalyvausi tarptautiniuose renginiuose, išvyksi į keliones. O aš norėčiau pasidalinti savo pačios patirtimi. Pati buvau išvykusi savo bakalauro studijų laikais pagal Erasmus plus programą studijoms į Portugaliją. Visiškai viena, be jokių draugų, į svetimą šalį. Ir tai buvo geriausias įvykis mano gyvenime, nes tik išvykdama pagal Erasmus plus programą, ten studijuodama, aš supratau, ką aš noriu veikti gyvenime ir kuo aš noriu būti. Nes tai buvo mano pirmieji metai, kai tikrai neįsivaizdavau, ką noriu veikti gyvenime. Ir supratau, kad tikrai noriu dirbti su Erasmus studentais, su tarptautiniais studentais. Jiems padėti integruotis visuomenėje, padėti jiems tiesiog patirti patį geriausią gyvenimo įvykį. Tai aš grįžusi po savo Erasmus studijų
ėjau konkrečiai savo tikslo link, ėjau savanoriauti į ISN tinklą, dariau viską, kad įgyti tam tikros patirties, kad galėčiau šiandien pasakyti, kad aš esu tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus vadovė. Labai linkiu jums siekti savo tikslo. Galbūt dabar nežinote, ką jūs norite veikti gyvenime, bet tam tikri dalykai, tam tikri žingsniai, kuriuos jūs dabar žengsite, tai padarys labai didelį įtaką jūsų gyvenimui ir jūsų ateičiai. Dabar šiek tiek praktinės informacijos pasidalins mano kolegė, tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus specialistė Lina. Labą dieną, esu Lina Šiaudvytytė ir jums šiandieną papasakosiu apie Erasmus skaičius. Taip, dabar parodysiu savo ekraną ir prezentaciją. Pirmieji Erasmus studentų mainai pradėti 1987 metais. Kodėl Erasmus programa tokia išskirtinė? Nes nuo Nematote ekrano? Ne. Gerai, tada dar kartą pabandom. Ar dabar matot? Matom. Gerai. Taigi, pirmieji Erasmus studentų mainai pradėti 1987 metais. Kodėl Erasmus programa tokia išskirtinė? Nes nuo Erasmus mobilumo pradžios net 5 milijonai aukštojo mokslo studentų dalyvavo Erasmus mainų programoje. Lietuva prie Erasmus programos prisijungė 1999 metais. 2017-2018 mokslo metais Erasmus studijoms arba praktikai išvyko net 4361 lietuvis studentas, o tais pačiais metais į Lietuvą studijoms ir praktikai atvyko 3473 studentai iš užsienio. Europos komisija vykdo įvairius tyrimus susijusius su Erasmus mobilumu. Vienas tokių yra 2019 metų gegužės 20 dienos paskelbtas programos Erasmus Plus aukštojo mokslo poveikio tyrimas. Juo remiantis galima teigti, kad programa Erasmus Plus prisideda prie studentų asmeninio ir profesinio gyvenimo sėkmės. Atliekant tyrimą išnagrinėta apie 47 tūkstančius programos Erasmus studentų atsakymų bei 12 tūkstančių absolventų su Erasmus patirtimi atsakymų. Programa Erasmus Plus padeda studentams susikurti trokštamą karjerą ir greičiau susirasti darbą. Daugiau kaip 70% programoje Erasmus Plus dalyvavusių studentų teigia, kad grįžę iš užsienio jie geriau suvokia, kokios karjeros norėtų ateityje. 9 iš 10 programoje Erasmus Plus dalyvavusių studentų sako, kad jie kasdien darbe naudojasi užsienyje įgytais įgūdžiais ir patirtimi. Poveikio aukštajam mokslui tyrimų taip pat nustatyta, kad 80% absolventų įsidarbino per 3 mėnesius nuo studijų baigimo, o 72% teigia, kad jų patirtis užsienyje padėjo gauti pirmąjį darbą. 40% asmenų Erasmus Plus praktikos užsienyje metu buvo pasamdyti arba jiems buvo pasiūlyta darbo vieta priimančioje įmonėje. Programa Erasmus Plus stiprina priklausimo Europai jausmą. Daugiau kaip 90% Erasmus Plus studentų taip pat pagerino savo sugebėjimą dirbti ir bendradarbiauti su įvairių kultūrų žmonėmis ir sustiprina savęs kaip europiečio suvokimą. Rezultatai rodo, kad Erasmus Plus dalyvavusių studentų karjera yra labiau tarptautinė ir jie beveik 2 kartus dažniau yra linkę dirbti užsienyje.
Įdomus faktas, kad net 1 iš 5 studentų teigia, kad susitiko su savo antrąja puse Erasmus Plus mobilumo metu. Kokia dar yra Erasmus nauda? 64% apklausoje dalyvavusių darbdavių paminėjo, kad priimant naują darbuotoją yra svarbu tarptautinė patirtis. 92% darbdavių paminėjo, kad svarbios yra tokios savybės kaip smalsumas, gebėjimas spręsti problemas, tolerancija ir pasitikėjimas savimi. Tokią patirtį jūs galite įgyti Erasmus mobilumo metu. Ačiū Jums už dėmesį. Taigi šiek tiek statistikos ir dabar savo patirtimi pasidalins Marius. Jis buvo mūsų kolegijos studentas, taigi kokią studijų programą Mariau studijavai ir kaip papasakok sekėsi pagal Erasmus. Tai, žodžiu, Mariaus patirtis buvo labai gera Graikijoje. Šiek tiek buvo kultūrinis šokas greičiausiai, bet tikrai turbūt Marius neleis pasakyti, kad aš klystu, kad Erasmus studijos ar praktika pasirinkimas tai yra vienas geriausių įvykių gyvenime. Ar taip, Mariau? Taip. Labai šaunu. Taigi, tikimės, kad kai tapsite mūsų studentais, tikrai nepraleisite progos pasinaudoti Erasmus Plus programa, nes kaip ir dauguma sako, kad tai yra viso gyvenimo įvykis per 1 metus ar per 1 semestrą. Taigi, linkime Jums sėkmės ir dabar žodį perduosime Vilniaus ir Klaipėdos studentų atstovybėms. Taigi, sveiki visi. Esu Lidija Kukarinaitė, Lietuvos verslo kolegijos studentų atstovybės prezidentė, studijuoju teisę ir teisėsaugos institucijas ir esu 2 kurse. Sveiki, esu Kamilė Raustytė, studijuoju Lietuvos verslo kolegijos Vilniaus padalinyje, esu 2 kurso turizmo ir pramogų verslo industrijų programos studentė ir esu studentų atstovybės viceprezidentė. Taigi, šiek tiek papasakosime apie atstovybę. Tai šiuo metu Klaipėdos skyriuje turime 18 narių, iš kurių 9 yra pirmakursiai. Kiekvienas atstovybės narys turi tam tikras pareigas, tai yra marketingas, ryšių su visuomenė atstovai, akademinių reikalų koordinatoriai, renginių organizatoriai, maketuotojai, sekretoriai. Studentų atstovybėje Vilniuje susikūrė tik rudenį, tačiau jau spėjome įgyvendinti ne vieną renginį, akciją bei iniciatyvą. Vilniaus padalinio studentų atstovybėje yra 7 narės. Turime organizacinės srities, marketingo, ryšių su visuomenė ir kitas koordinatorės, o svarbius darbus stengiamės atlikti inovatyviai, bendruomeniškai ir linksmai. Tai renginiai, kuriuos organizuojame, tai yra Fuksų stovykla vykstanti rugpjūčio gale, Fuksų krikštynos, naktis kolegijoje, piešinių konkursai kovo 11-osios proga, sporto olimpiados paplūdimyje, gatvės muzikos diena, tarptautinė mokslinė metodinė studentų konferencija. Taip pat organizuota išvyka į Makaliaus įmonę, Protmūšis turizmo dienos proga, pyragų dienos, kalėdinė popietė, blyno dienos, nacionalinis diktantas ir panašios veiklos, leidžiančios ne tik bendrauti, susipažinti bei kurti, bet ir įdomiai praleisti laiką. Labai džiaugiuosi turėdama galimybę būti dalimi šių veiklų ir taip prisidėti prie kolegijos gyvenimo. Iš tiesų, pirmakursių prisijungimas prie atstovybės jau į suburtą kolektyvą palengvina integracijos procesą. Turiu omenyje, kad vyresniųjų kursų studentai supažindina jaunesniuosius su vidine tvarka, su kitomis atstovybėmis, su kitomis organizacijomis, kuriomis bendradarbiaujame. Taip pat įsiliejus į atstovybės šeimą visada yra su kuo išeiti, su kuo pabūti, pavakaroti ar pasilinksminti. Taigi, kartu su Lidija atrinkome 6 labiausiai aktualius mitus apie studijas kolegijoje.
Taigi, Kamilė, ar tiesa, kad privačios kolegijos teikia tik mokamą mokslą? Ne, tai yra tikrai mitas ir tai tvirtinu savo asmeninę patirtimi, nes mano studijos šioje kolegijoje yra finansuojamos studijų fondo. Tai reiškia, kad atitikus tam tikrus reikalavimus, pateikus prašymus stoti per LAMA BPO sistemą ir pasirinkus per LAMA BPO sistemą studijuoti nefinansuojamas studijas su studijų stipendija, galite pretenduoti į vietą, į studijų stipendiją, kuri yra tokio pat dydžio, kokia yra studijų kaina. Daugiau informacijos šiuo klausimu galite rasti vsv.lt. Lidija, ar tiesa, kad studijuojat būtina susirasti darbą, jeigu nenori mėnesio gale pridavinėti taros ir bandyti tai pragyventi? Tai yra visiškas mitas, kaip ir marketingo skyriaus vadovas Modestas minėjo. Mūsų aukštoji mokykla teikia vardinės steigėjų stipendijas geriausiams Lietuvos verslo kolegijos studentams ir pragyventi tikrai pavyks, kadangi stipendija siekia net 150 eurų per mėnesį. O Kamilė, ar tiesa, kad paskaitos vyksta tik auditorijose ir dėstytojai dėsto tik iš knygų? Tikrai ne. Per savo studijų laikotarpį, tai yra 2 metus, išgirdau be galo daug istorijų iš dėstytojų asmeninės patirties, taip pat teko spręsti ir atvejo analizės, kaip elgtumėmės tam tikrose situacijose, o tai labai įgyvina sausą teoriją. Taip pat per šios 2 metus teko ir daug keliauti. Aplankyta Kernavė, Dieveniškių regioninis parkas, Kybartai, Medininkai, išvaikščiotas Vilniaus senamiestis, pažintiniai takai. Turėjome išvyką ir į užsienį, keliavome į Gardiną, o kiekvienos kelionės metu ne tik sužinodavome ko nors naujo apie lankomą vietą, bet ir sėmėmės gidavimo žinių ir paslapčių. O Lidija, klausimas tau. Paskaitų metu, ar tiesa, kad studentai tik tai skaito knygas arba scrollina Facebook'e? Kaip čia pasakius, Kamilė, neturime mes laiko Facebook'o scrollinimui, kadangi dėstytojai yra praktikai ir savo srities specialistai, tai yra ekonomistai, verslininkai, teisininkai, advokatai, teisėjai, tai yra žmonės, kurie niekada neieško žodžio kišenėje, nes tai, ką jie dėsto, yra dalykas, su kuriuo jie susiduria savo darbe. Todėl ir paskaitų metu dėstytojai mus moko praktiškai. Tai yra būtent mano specialybėje, tai jie duoda spręsti bylas, rodo video medžiagą, mokina organizuoti teismo procesus, moko tinkamai išreikšti ir argumentuoti savo nuomonę. O ar tiesa, kad baigus kolegiją galima eiti tik tais į darbo biržą, nes į darbą niekas nepriims? Šį mitą tikrai galiu drąsiai paneigti, kadangi 2 kurse studentai siunčiami į įvairias įmonės atlikti pažintinę praktiką, o 3 kurse į baigiamąją praktiką, po kurios neretai jiems pasiūlo darbus. Taip pat mano asmeninis pavyzdys leidžia paneigti šį mitą, kadangi būdama 2 kurso studente jau dirbu pagal savo specialybę, tai kartu su kolega dirbame savo įkurtoje įmonėje ir padedame jauniems verslams susitvarkyti reikiamą teisinę dokumentaciją ir kuruojame verslo vystymo procesą. Taip pat, Kamilė, girdėjau, kad tu jau 1 kurse pradėjai kažką dirbti su savo specialybe. Taip, 1 kurse jau man teko susipažinti iš arčiau su turizmo praktika ir dirbau pusę metų turizmo agentūroje. Tai labai džiaugiuosi įgyta patirtimi ir buvo labai ypatingas laikotarpis. Supratau. Na, o kalbant apie studentų atstovybę, ar tiesa, kad jie gali jungtis tik tai tie, kurie yra veiklus, aktyvus ir turi gerus oratorinius gebėjimus? Mano nuomonė, į studentų atstovybę gali jungtis visi. Ar tu esi iškalbus ar neiškalbus, studentų atstovybė tai yra ne tik būdas organizuoti renginius ar akcijas, bet ir galimybė prisidėti prie kitų studentų gyvenimo, įgyvendinti savo idėjas, kurti, mokytis, reikšti mintis, kalbėti viešai, pritaikyti jau turimas žinias bei išmokti tikrai naudingų dalykų, kurie pravers ateityje. Tik tai turi žinoti, ko nori iš to pasisemti. Gali išmokti ir drąsos, ir iškalbos, ir susirasti draugų, arba pasisemti patirties renginių organizavime. O gal kažkur ir atrasti save. Viskas priklauso nuo tavo norų, tikslų ir motyvacijos. Ir taip pat, kiek žinau, visada yra darbų, kuriems reikia papildomų rankučių, sakykime, kad ir komunikacijos su kitomis organizacijomis, taip pat
yra užkulisinis darbas, be kurio dažnai renginiai tiesiog neįvyksta. Taip, tikra tiesa, Lidija. Taigi, ačiū. Tai ačiū, kad Jeigu turite klausimų, lauksime ir stengsime visi kartu į juos atsakyti. Taigi, ačiū labai merginoms iš studentų atstovybės. Tai dar kartelį šiandieną su jumis kartu buvo Monika, Vilniaus padalinio vadovė, buvau aš Modestas, rinkodaros skyriaus vadovas, buvo Samanta, tarptautinių ryšių projektų skyriaus vadovė, buvo Lina, tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus specialistė, buvo Marius, mūsų IT administratorius, kurio atsiprašom už techninius nesklandumus, nei matėte, nei girdėjote. Taip pat Kamilė ir Lidija, studentų atstovybės Lidija prezidentė yra, Kamilė viceprezidentė Vilniuje. Iš tikrųjų, kaip matote, šiuolaikiniai iššūkiai, šiandieniniai iššūkiai, norisi visada viską padaryti gerai, bet kartais pakiša IT interneto trikdžiai koją, bet manau, kadangi įrašas yra padarytas, jūs jį visada galėsite laisvai pasiekti ir matyti, tai jokios problemos, visą informaciją galėsite peržiūrėti, klausimus, kaip minėjau, elektroniniais paštais, tiek man rinkodara@ltvk.lt, tiek Monikai Vilnius@ltvk.lt, galėsite drąsiai parašyti. Ir taigi, mačiau, iš tikrųjų, spėjau pasižiūrėti. Kaip sakoma, šiandieniniai iššūkiai daro mus tik stipresniais. Stipresniais, taip, būtent, visiškai teisingai pritariu Samantai. Ir mačiau, kad buvo komentaras Asta Petronė dėl buhalterinės apskaitos studijų ir 3 metų darbo patirties toje srityje. Iš tikrųjų, taip, jūs esate teisi, stojat tiesioginio priėmimo metu į mokamą studijų vietą, turint daugiau negu 1,5 metų darbo patirtį, jums suteikiama netgi 1,5 balo prie minimalaus konkursinio balo skaičiavimo. Taip pat, turint daugiau negu 3 metų darbo patirtį, toje pačioje srityje, kaip jūsų pasirinkta studijų programa, Lietuvos verslo kolegijoje vykdomas neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimas. Jūs galite užsiskaityti tam tikras kompetencijas. Taigi, kaip ir planavome, su šiokiais tokiais iššūkiais, šiokiais tokiais nuotykiais, Lietuvos verslo kolegijos mini atvirų durų diena online gyvai baigėsi. Ir ką noriu pasakyti, Lietuvos verslo kolegija turi savo pagrindinį šūkį - šiuolaikinės žinios šiuolaikiškam žmogui. Iš tikrųjų, studijų procesas, visa tai, kas vyksta kolegijoje, yra orientuota būtent į jūs stojančiuosius, į jūs studentus. Puikiai galite pasiklausti baigusių mūsų kolegiją absolventų arba tebestudijuojančių studentų, kiek daug galimybių jie turi ir kur kartais galbūt dėl nedrąsos ar šiokio tokio tingėjimo neišnaudoja, tokių kaip galimybė tarptautinėms studijoms išvykti į užsienį ir pasinaudoti tokių nuostabių dalykų, kad susipažinti su kitos šalies kultūrą, patobulinant savo anglų kalbos žinias. Tai tokių galimybių yra labai daug. Visos aukštosios mokyklos save pateikia kaip teikiančias kokybiškas studijas ir šiuolaikinės atitinkančias darbo rinkos poreikius. Tačiau tikrai, jeigu ne jūs patys stojantieji arba tie, kurie jau ne šiais metais baigė 12, kurie yra baigę, arba tėveliai stojančių, galite pasižiūrėti statistiką, įvairią reitingus, įsidarbinumo rodiklius ir visa tai yra renkama, tvirtinama rimtų išorinių institucijų. Taigi ir, kaip sakoma, skaičiai kalba patys už save, o šiaip mes viską darome dėl jūsų, kad jūs būtumėt kartu su mumis ir kad kartu su mumis kurtumėt savo ateitį, o kartu ir kolegijos istoriją. Taigi, ačiū visiems, kas buvot kolegos, ačiū visiems, kas klausėtės gyvos transliacijos ir sakau jums iki kitų susitikimų. Ate. Iki.